Sveiki visi, su jumis aš Mr. Zerofas ir šiandieną filmuoju gan įprastą video, tai iš tikrųjų dabar filmuosiu tokią CSGO video item, produce itemus. Tai pradėkime nuo... Tai dabar nusistačiau aš tokius optionus, kad galėčiau filmuoti žiauriai pirmą laginą, kad bandžiau pirmą kartą filmuoti. Matė, nelabai taip laginį, 5 FPS, neblogai. Tai pradėkime nuo pirmo ginklo, tai G3 SG1 per... Jo skinas yra Jungle Dashit, tai yra teroristų ginklas ir yra Velvornas. Tai šitas ginklas yra, ką žinau, aš jau šaudausi lengvai, man jis labai lengvai šaudausi. Jis man tikrai patiko. Šitą ginklą čia yra Epic, Scar 20 Carbon Fiberis, Factory New. Aš šitą ginklą iš lempos laimėjau kompetityv raundę, tai žaidžiau kompetityvą ir kai paėmiau 3 vietą, čia laimėjau, bet net nustebęs buvau. Tada AK-47. Tada jos skillas yra Safari Mesh kažkoks. Yra teroristų ginklas, aš laimėjau iš jackpoto, ne iš jackpoto. Ai, aš jį nusipirkau realiai, nes aš valeto pasipildęs, turėjau aš valeto 18 centų ir aš jį nusipirkau, nes man pasirodė labai geras, bet paskui aš jį noriu parduoti. Tai paskui parodžiu savo tą selinimą. Taip, teroristų ginklas Field Tested, okei. Galima keistas, jis realiai vertas euro kem 5, man rodos, jeigu neklystu. Jeigu klystu, tai parašyk man į komentarus, jeigu taip jau, arba tiesiog. Tiesiog. Tai galima keistas. Aš jį laimėjau irgi iš kompetityv raundų. Tai jo. Tada MP9 N10. Šitą ginklą aš realiai counter teroristų šitą SMG Minimal Wear. Aš realiai jį laimėjau iš kompetityvo, bet taip aš jį per fuksą laimėjau, grinai per fuksą. Nes aš realiai taip... Nu aš moku žaisti, bet tiesiog man labai sunkiai gaunasi. Tai... Aš tu ganu žaisti. Tai va. Tada yra dar vienas keisas, tai Chroma 3 keis. Šitas keisas yra irgi laimėtas mano, nes aš tikrai, realiai aš keisų nepirku, aš dar jūs laimiu. Tai va. Šitą keisą aš nežinau, gal verta bus daryti kada per kitą video, gal aš nežinau, kada nusipirksiu šitų ginklo raktų. Man mažasi žodžiai, eilinį kartą, tai jo. Tada turim AUG Stormą, Field Tested. Irgi, manau, visiems žinomas, Chroma 2 keisas, laimėtas po 2000 Factory New, tai čia irgi laimėtas skinas. O šitas skinas Tiger Mofa, čia man atrodo SG553, arba mes vadinam per CS 1.6, vadinam Kriegu, bet čia labai avijuotina. Tai jo, čia Velvornas, labai įprastas ginklas, bent jau aš to gerai žaidžiu. Tada Revolver keisas, irgi laimėtas mano, tiek 9 Groundwater, tai čia irgi Field Tested. Tai jo, Field Tested šitas ginklas. Iš tikrųjų dabar va, aš tą Field Tested, dabar va šitą Field Tested, žiauriai geri šitie ginklai dabar, tiek 9 pavyzdžiui, tiek 9. Tai jo, šitą ginklą aš pirkau iš valeto, Field Tested, tada šitus keisus, kiek šitų yra keisų, 4, 5, ne, 6, 7, 8 keisai šitie laimėti yra man. Ir šitas va nupirktas, tai. Nu, 7 keisai, bet vienas laimėtas, tai va. Tada, plaunu, kur čia pradėjomės, tada Moderis, irgi geras ginklas žiauriai. Aš jį pirkau iš valeto, šitą nepirkau iš valeto, šitą laimėjau. Tada Boreal Forest, Field Tested irgi. Na, šitie ginklai tokie labiau priminda į pistoletą. Tažnai čia yra pistoletai, bet čia į counter teroristų arba teroristų paprastų. Shadow keisas, kaip minėjau, yra laimėtas. Tada šitas va tik pirktas. Tada famosas counter teroristų, Battle Scarred. USPAS, Forest Leaves, Battle Scarred. Negev. Factory New, oh yeah, jėga. Pažiūrim, čia yra tikrai Factory New. Va, biškai lagina, nes kompas irgi negeras, nežiūris, tai va, Negevas kaip atrodo, kas nežinote. Tada, va, MK, galiu parodyt, va, Very Camo, jis yra Field Tested irgi. Forest Night Battle Scarred, va, kas nežinote. Jis yra tikrai gerai apdroštas, va, pavyzdžiui, štieva visokia, va, arba va.
šitie visokie apdaržymai, tai tada šitas Sand Dune Field Tested, MP7 Urban Hazardas Field Tested, Bunsen Burneris Battle Scarred, P90 Elite Buildas Battle Scarred. Tai va. Battle Scarred. Elite Buildas taip atrodo. Aš kai norėjau pirkti Elite Buildą, bet maniau, kad tas raginto nenupirksiu, tai bandysiu irgi pirkti. Das Slash, das Field Tested, irgi toks vas, problemas, atsiprašau. Taip, Slash taip. Va. Toliau. Ir čia toliau viskas, nedar šitas va yra. Čia Valvornas, Gunsmoke'as MP45. Tai va. Čia yra Gunsmoke'as, šitas skinas, realiai šitas skiną aš ne tai, kad pirkau, bet aš jį ir laimėjau ir pirkau, kaip čia gaunasi. Aš tarsime vieną skiną laimėjau, tokį Gunsmoke'ą MP45, bet aš vieną pardaviau už šitą sumą, kur yra ginklas tikros sumos. Tai aš jį nusipirkau ir paskui vieną skiną pardaviau, šitas liko, tai va dabar. Da su jo žaidžiu įdomu, žiaurisi. Su tasme, ne tai, kad sunku, bet su jo žiauriai, easy. Tas nežaidžiaus plius daryti. Va, mano tiek skinų, kiek čia yra iš viso skinų, šiam 9, bet skaitant už tai skinas, tai 1, 2, 3, 4, o iš ten skaitant 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 skinai. Šio 23 skinai, o revolverio, iš karto revolverio, kas mėgsta su žaisti, tai žaiskit, bet man tai, pavyzdžiui, nepriširdies nei kiek. Jūs pažiūrėkit tą revolverį. Nu, kažkaip, jis sunku žiauriai šaudyti, kiek aš girdėjau ir žiauriai užknisa, kai jis užsitaisinėja. Tai va. Taip pat avapą norėčiau pirkti, tai jo. Avapą norėčiau pirkti aš realiai ne Dragon Lore, bet šitą. Asimavą norėjau pirkti, bet labai brangiai kainuoja, kiek aš žiūrėčiau. Dabar nueisiu šitą Inventory, palauk. Va, čia ne. Jo. Dabar matė, čia paspaudus watch yra tokia va, kiek čia kas žaidžia, kokiam kompetityvė, ar ten dustantre, kokiam va. Matė, žaidžia čia įvairūs žaidėjai. Čia galim pasižiūrėti, kiek kas žaidžia. Tai va. Taigi toks mano mini klipukas, dėkui, kad žiūrėjote. Nepamirštam laikų iš karto, subscribe. Bei žiūrėti mano toliau video ir stengsiuos kurti kuo kokybiškesnius video, nes man šitie video dabar jų kūryba yra gan sunki, nes kaip pastebėjau, radau 2 neigiamus komentarus, kurie tikrai tas DG2 sakė, kad aš gausiu copyrightą, nors aš nieko aplamai nekopijavau. O Arminas Butkus sakė, kad geriau nejautubinčiau, bet matote, su mans mikrofonu viskas lygiai tvarkoj. Bet tiesiog biškis zirzia, o šiaip tai va, pradėsiu filmuoti tokius žaidimus, intros susikursiu ir taip toliau. Bet viskas Arminui paskui. Tai va, linkėjimai Sausainiui ir linkėjimai BSM televizijai. Taipogi numesiu Mr. Begidžio kanalą, jam irgi linkėjimai, Simonos kanalas irgi linkėjimai ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot, su jumis aš buvau Mr. Serofas. Taigi, laikinkit mano video ir žiūrėkite toliau ir kad jie jam patiktų, tikrai aš norėčiau. Taigi tiek tam kartui ir iki greito.